Vilko gomurys, arba kodėl kauniečiai būtų išsprendę šitą mįslę per vieną, o ne per 6 serijas. Keliais sakiniais, kaip pasakytų Skirmantas Malinauskas. Kas yra Vilko gomurys? Tai yra mistinis, kriminalinis miniserialas. Brangiausias visų laikų lietuviškas serialas. Tai detektyvas, uostamiesty randamas išniekintas jaunos moters kūnas, prasideda tyrimas, kas tai padarė. Aš šitoje recenzijoje pasidalinsiu savo įžvalgomis ir atkreipsiu dėmesį į serialo logikos klaidas. Atsargiai bus atskleistos siužeto detalės, Kurių buvo labai daug. Pavyzdžiui, pirmoji serijoje pagrindinė kriminalistė kalbasi su savo viršininku apie bylos procesą. Jis sako, per 2 mėnesius tyrimo dar niekas nepajudėjo. Nieko tokio, Laura, čia tik žmogus rastas paplūdimy gabalais ir dar. Duokim laiko ribologijai pasipildyti savo parduotuvę su nauju megztiniu. Aukos garbiai ribologija galės išleisti džemperį. Aš surinkau save iš mažų gabalėlių. Toliau kriminalistės sako viršininkui. Vienintelis liudininkas ir įtariamasis nekalba. Viršininkas klausia, kodėl. Kriminalistė jam atsako, todėl, kad jis kurčnebylys. Telia Plus pristato beprecedentis įvykis Lietuvoje. Ir viršininkas, kuris nieko nežino apie tyrimo eigą ir pagrindinį įtarimąjį. Vytautas Kaniušonis. Detektyvinė parodija Vilko gomurys. Jau nuo spalio 27 dienos tik Telia Plus platformoje. Kurčnebylio, tai yra pagrindinio liudininko ir įtariamojo niekam nepavyksta prakalbinti, o juokingiausia tai, kad jis neturi advokato. Nors ne, juokingiausia tai, kad jam net nepriskirtas nei socialinis darbuotojas, nei vertėjas, nei psichologas, nei piešinys gebantis susibendrauti žmogus. Nors ne, juokingiausia tai, kad pagrindinis įtariamasis toliau yra laisvėje. Nors ne, juokingiausia tai, kad pas jį tatuiruočių salone nėra padaryta karta. Nors ne, juokingiausia tai, kad jam nėra padaryta psichiatro ekspertizė. Ai, žinot ką, palikit komentarą, kas jums juokingiausia. Pirmoji serijoje yra ir antra auka. Žvejai uosto teritorijoje esančiam laive pamato ant kablio kabantį žmogų. Per fūros registratorių pamatomas įtariamojo automobilis. Pilkas Ford pickupas su valstybiniais numeriais. Paaiškėja, kad tas automobilis yra išnuomotas. Tai ką? Viskas. Jau pirmoji serija viską išsiaiškinsim. Nebereikės kitų 5 serijų. Tai serijai gaunasi 6, 7. Tai taip išeina, kad jeigu darysim tik vieną seriją, sutaupysim 3 milijonus ir 300 tūkstančių. Žodžiu, policija tyrėjai paskambina į nuomos punktą, pasiklaus, kas čia išsinuomavo tą Ford pick-upą ir gauna atsakymą, kad informacija nebus teikiama. Ar aš girdžiu salėje, kodėl? Ar nuomos punktas susijęs su tais nusikaltimais? Ar mes užčiuopėm siūlo galą? Ne. Per likusias 5 serijas prie šito epizodo net negrįžtama. Nuomos punktas nepasidalino informaciją apie tai, kas išsinuomavo automobilį. Tiesiog, kaip jums tokia logika? Pasiūlyčiau Emilijui Vėlyviui logikos į jo puodelį, bet jis be puodelio sėdi. Nuomos punktas ir jam galėjo pasakyti arba Jūs manęs klausėt, Lukai, o gal tyrėjai nuvarė į nuomos punktą su aro pareigūnais ar ugniagesiais, išspyrė jų duris, laukė ir su kratos orderiu pasiėmė duomenis, kuriuom reikėjo? Ne. O kam? Serialas ilgas. Čia tik pirma serija, mes dar turim 3 milijonus ir 333 tūkstančius išleisti. Mes turim tokius šedevrus kaip Better Call Saul, kur realūs teisininkai komentuoja seriale esančias scenas ir sako, kad čia yra taip arti realybės, kaip tai gali būti. Ir mes turim brangiausią mūsų visų laikų lietuvišką detektyvinį serialą Vilko gomurys, kuriam neegzistuoja toks dalykas kaip motyvai. Nesupraskit neteisingai. Nusikaltimus įmanoma daryti likus nepastebėtam, net kai esi po padidinamuoju stiklu. Pavyzdžiui, kad ir dabar Kaune 2 moteris nužudęs vyras gebėjo parą su viršum išlikti nepagautas. Bet Lietuva yra per maža. Nuo sužinojimo, kas yra tas atsitiktinis žmogus gatvėje, mus skiria 1-2 žmonių grandinė ar paprasčiausias Facebook'o įrašas. Tuo tarpu čia policija jau pirmoji serija randa antrą kūną per 2 mėnesius ir nieko neturi. Tebūnie, bet mes visiškai nematom visuomenės. Kitaip tariant, serialo pasaulis yra toks uždaras, jog mes jo nepatiriam ir jį matom tik per pagrindinių veikėjų akis. Mes negaunam pajaust to drugelio efekto, kokie procesai vyksta visuomenėje. Kad ir tas pats vienas geriausių serialų Breaking Bad, kurį tikriausiai visi esat matę, ten mes gaunam pajaust tą drugio efektą. Pavyzdžiui, Voltas pradeda gaminti metamfetaminą ir įtraukia Jesse. Jesse susipažįsta su Jane, buvusią narkomanę, jie kartu pradeda vartoti, Voltas randa jos apsvaigusius ir kai Džeinė ima dusti nuo vėmimo, jis nepadeda jai ir palieka ją mirti. Džeinės tėvas, oro eismo dispečeris po dukros mirties grįžta į darbą, šoko būsenos ir darbo metu suklysta koordinuodamas skrydžius. Bum, 2 lėktuvai susiduria virš Albuquerquio, drugio efektas. Mes gaunam pajausti, kad visa šita visata nėra uždara ir kiekvienas sprendimas turi pasekmes. Ir mes turim Vilko gomurį, kurio nelogiškumus aš ilgainiui tiesiog pavargau žymėtis. Pavyzdžiui, pagrindinė tyrėja eina per barą su nenumažintu telefono
ryškumo, filmuoja ten esančių žmonės, ieškodama įtariamųjų. Aš jau nebesiplėsiu apie tai, kad pagrindiniai idėjai nekyla įtarimų dėl pagrindinio tyrimo pagalbininkų, kurie jau nuo pat pradžių ne tai, kad jai nepadeda, o realiai trukdo, arba kad pirmosios aukos mama nerodo jokio gedulo dėl dukros mirties ir yra nužudyta ją dukrą apdraudusiu neįtartinu 3 milijonų gyvybės vertės draudimu, arba kad tas pats pilkas Ford pickupas nesustabdytas toliau važinėja po miestą. Aš pavargau žymėtis tokias tobulas šnekamasias frazes, kuriamis mes lietuviai tikrai šnekam jau antroji serijoje. Tai kas per šūdas tempėsi pas tave mieste, Saša? Arba čia retoriškai klausi, ar lendi į mano kiemą? Kai kuri drama ir bandai žmoguje iššaukti emociją, esmė yra loginis pagrindas. Šitam detektyve jau pirmoji serijoje žiūrovas yra ištelžiamas iš fiktyvaus pasaulio dėl nenuseklios pasakojimo logikos. Aktoriai gali vaidinti kaip nori gerai, bet jeigu po jų emocija nėra logikos, viskas, jūs praradote įsitraukusi žiūrovą. Bet manie atgaivinote ironišką žiūrovą. Serialo scenarijus buvo toks klibantis, kad jo logikos klaidas buvo bandoma užkamšyti pigia, nuobodžia ir stereotipinė cringinė drama. Vakas būna, kai filmą bandai ištemti iki serialo. Vakas būna, kai filmą rašai vienas ir su nieko nepasikonsultuoji. Nors Emilis Vėlyvis sakė, kad parašęs scenarijų parodė jį scenaristui Jonui Baniui. Perskaitęs jis pasakė, viskas gerai, daryk, nors scenarijus yra gerokai keistesnis nei prieš tai buvusieji. Jonas Banys, ponios ir ponai, metų bičiulis, metų konsultantas. Jis jaučia tą scenarijų perskaitė kaip bakalauro darbo vadovas, tik įžanga ir išvadas. Filmo pliusai. Užsieniečiai. Edward Holcroft, Tommy Korpela ir lietuvė Ieva Andrejevaitė suvaidino puikiai 10-ukui. Gaila iššvaistyto talento. Muzika, garso takelis, filmavimo kokybė buvo tikrai aukšto lygio, tačiau serialas liko be išskirtinio asmeninio braižo. Jausmas buvo kaip klausant Eurovizijos atrankai nupirktos, kokybiškos, bet tuščios švedų prodiuserių dainos, kurios teksto atlikėjas dar nelabai išmokęs. Deja, bet tokie klausimai, kaip kam reikėjo išmėtyti pirmosios aukos kūno dalis po paplūdimį vietoj palaikų sunaikinimo, arba kad ir tiem patiem šunim sušert. Kaip kurčiasis išgirdo, jog vyksta Darknetui filmuojamas seansas ir kaip sudegusiame pastate liko neužrakintas ir neišsikrovęs per 2 mėnesius kompiuteris su visais įkalčiais ir vaizdiniais įrodymais, taip ir buvo neatsakyti. Taip ir neliko aišku, ar vienas iš žudikų taip elgėsi paveiktas psichotropinių medžiagų ir dėl savo patologijos, ar... Emilis Vėlyvis VTP podcast'e juokėsi iš tų filmų spektaklių, kurių išrišimas ir netikėtas siužeto lūžis būna tame, kai paaiškėja, kad viskas, ką tik matėme, buvo sapnas. Kaip viskas galia Čia yra oldschoolinis mindfuckas, žinai, kai prabunda, ne, ir wow, visas išprakaitavęs, wow, čia aš viskas sapnavau. Čia pirmas 5 serijas buvo. Čia, aš nežinau, 30 metų jau senumo šitie bairiai. Jo. Tai jau dabar labai retai, kada naudoja, išskyrus gal kartais pamatau lietuvį, kartais panaudoja. Spektakliuose šitą dalyką. Ai, tai čia tik sapnas? Ir taip, jūs atspėjate, šito serialo netikėtas siužeto lūžis buvo tame, kad vienas iš žudikų tiesiog nežinojo, kad yra žudikas. Liuks, scenarijus, artistai. Deja, bet Vilko gumurys yra prastas detektyvas su vidutiniška drama. Ir nežinau, kas mane labiau nuvilia. Prastas produktas ar tai, kad mano mėgstami kūrėjai, kurie šitą serialą tik giria. Bet turbūt biznis yra biznis. Oi.